į susitikimą. Esu Marius Garakovskis iš Ekonomikos inovacijų ministerijos, ekonominės plėtros grupės, vyriausiasis specialistas. Anksčiau mūsų skyrius buvo atskiras turizmo politikos skyrius, tačiau dabar esam susijungę, bet prijungti prie kitos skyrius, tačiau dirbame tuos pačius su turizmu ir turizmo politika susijusius darbus. Na ir taip jau teko, kad aš kuruoju didžiąją dalį su apgyvendinimu susijusių klausimų, vienas iš kurių yra klasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos ir būtent viešbučiai. Na ir per šį laiką įvairių tų klausimų buvo, ką teko spręsti ir ką pastebėjau, kad tokio platesnio susitikimo su bendruomenė ir įvairiomis institucijomis nelabai buvo. Ir taip jau nutiko, kad nuo kitų metų, nuo sausio 1 dienos įsigalioja nauji reikalavimai viešbučio paslaugoms. Ir su kolegos sutarėm, kad tai yra puikia proga juos pristatyti, bet kartu aptarti ir platesnį kontekstą apskritai, kas tai yra viešbučio paslaugos ir kaip vyksta visas teisinis reguliavimas, visi procesai. Tiesiog, kad vienu metu visi susitiktumėm, pamatytumėm, viską aptartumėm ir išspręstumėm kilsiančius klausimus. Na ir galbūt kažkokiu prieisime išvadų, kas lems, kad ateityje galėsime ir kaip nors pakoreguoti patį procesą, kad jisai atitiktų mūsų ir jūsų visų lūkesčius. Tai dėkoju kolegoms, kurie prisijungė, nes kartu su manimi šiandieną pranešimus skaitys ir savo patirtimi, informaciją dalysis ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė Eglė Ližaitytė ir taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistė Ieva Vitkauskienė. Tai tuomet nieko ir nebelauksiu ir pradėsiu. Mano pranešimas, kuriuo aš pasidalysiu ekrane. Pirmiausia, neįsigaskite, jisai taip jau yra teisinio pobūdžio. Taip, matau, kad aš kažkokiu ne tuo ekranu dalinuosi tikriausiai. Ekrane daugybė langų. Taip, tai jau dabar matau, kad rodo tą ekraną, tik tai paprašysiu patvirtinimo, kad jisai matomas visų ekrano dydžiu. Mato, Mariau. Gerai, puiku. Tai kaip ir sakiau, pristatysiu apgyvendinimo paslaugų teisinį reguliavimą Lietuvoje. Visus procesus, viską, kas šiuo metu yra sureguliuota, sureglamentuota ir teisiškai apibrėžta. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo, tokio pagrindinio, kuriuo mes vadovaujamės ir tikimės, kad su juo susipažįsta ir verslas, ir kitos institucijos, nes taipogi turėtų būti ir turizmo informacijos centrų atstovų, kurie taipogi vadovaujasi šiuo teisės aktu. Tai pirmiausia, jame yra apibrėžtos tokios pagrindinės sąvokos. Tai yra apgyvendinimo paslaugos, kurių pagrindiniai bruožai yra ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos nenuolatinio gyvenimo tikslais tenkinti nakvynės ir higienos poreikius. Ir automatiškai tokių paslaugų teikėjas tai yra fizinis arba juridinis asmuo, kurie teikia tokias paslaugas. Ir bendrai, kas yra turizmo paslaugos, jų toks išskirtinis pagrindinis bruožas, tai yra, kad jos yra pagal įstatymą teikiamos už užmokestį. Bendrai, čia irgi galite matyti tokia bendrinė santrauka tų turizmo paslaugų, tai yra kelionių organizavimo paslaugos ir turizmo informavimo paslaugos bei apgyvendinimo paslaugos. Tai būtent apie šias apgyvendinimo paslaugas aš toliau ir plėsiuosi. 31 šio įstatymo straipsnyje yra nurodyta, kad apgyvendinimo paslaugos yra skirstomos į klasifikuojamos ir neklasifikuojamos. Tai žinoma, viešbučiai yra klasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos kartu su moteliais, kempingais ir svečių namais. Taip jau išėjo istoriškai, kad būtent šios 4 paslaugų rūšis turi tam tikrus išskirtinius bruožus, jiems yra keliami aukštesni reikalavimai ir dėl didesnės vartotojų apsaugos,
jie yra labiau reglamentuojami, labiau prižiūrimi. Tuo tarpu neklasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos, kaip matote išvardytos, tai yra ir jaunimo nakvynės namai, hosteliai, kaimo turizmas, poilsio namai, privatus apgyvendinimas, sanatorijos, turistiniai laivai, stovyklos. Ir šios neklasifikuojamos, jos yra daugiau tokiais rinkodaros tikslais šiandien išvardintos, kadangi jos nėra niekur paskelbta kažkokių kriterijų, reikalavimų, kaip jos turi atrodyti, kada galima tai pasivadinti, kada negalima. Tai yra daugiau pačiam verslui pasirinkti, nuspręsti ir jos iš tiesų keitėsi. Taip pat čia su paskutiniais įstatymų pakeitimais jos pasikoregavo. Ir ministras nustato apgyvendinimo paslaugų sąrašą, kuriame mano minėti visi rūšys visos yra išvardytos ir jos būtent padeda pasirinkti, kokios yra labiausiai tinkamos tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurie nori teikti apgyvendinimo paslaugas, tai kurios čia visgi artimiausios. Ir ten yra tokie aprašymai pateikti, tai viešbučio paslaugos yra apibūdintos kaip būtent viešbučio paslaugų klasifikavimo reikalavimus atitinkančios apgyvendinimo paslaugos, teikiamos kambariuose ir apimančios kasdieninę kambarių priežiūrą ir aptarnavimą. Tai tokios 3 pagrindiniai viešbučio išskirtinumai. Tai pirmasis yra būtent, kad viešbutis privalo atitikti klasifikavimo reikalavimus. Antrasis, kad paslaugos yra teikiamos kambariuose, numeriuose ir jų minimalus skaičius viešbučiui yra 5, tai yra mažiau negu 5 kambariai negali būti viešbutyje ir kad yra privaloma būtina kasdieninė tų numerių priežiūra ir aptarnavimas. Taigi toliau įstatyme yra kalbama apie tai, kad klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugas gali teikti tik apgyvendinimo paslaugų teikėjas, kuris turi galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Ir klasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos yra klasifikuojamos pagal ekonomikos inovacijų ministro patvirtintus atitinkamų apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo reikalavimus. Ir toliau kalbama apie tai, kad tą klasifikavimą atlieka būtent valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurią aš patogumo dėliai toliau įvardysiu kaip VTAT. Tai tiesiog supraskite, kad tai yra trumpinys, kuris kalba apie šią tarnybą. Ir ta tarnyba vykdo klasifikavimą pagal patvirtintą tvarkos aprašą. Ir 32 įstatymo straipsnį yra kalbama apie tai, ką privalo atlikti ir padaryti apgyvendinimo paslaugų teikėjai. Tai pirmiausia, jūs visi, kas atstovaujate viešbučius, turite teikti apgyvendinamiems asmenims tikslę ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, žvaigždučių skaičių, teikiamas paslaugas, apgyvendinimo paslaugų kainą. Taip pat jūs turite registruoti išankstinius apgyvendinimo paslaugų užsakymus, tai yra atlikti rezervavimą. Trečias niekur nėra dingęs prie jo vėliau, bet taip pat pasikeitus pateiktiems duomenims, tai gali būti ir aukščiau minėta informacija, bet taip pat ir kontaktiniai duomenys. Per 10 darbo dienų jie turi būti pateikti vartotojų teisių apsaugos tarnybai raštu ar kitom priemonėm. Tiesiog turite apie tai informuoti. Ir jeigu nutraukite apgyvendinimo paslaugų teikimą, taip pat per 10 darbo dienų apie tai turite pranešti. Ir turite užtikrinti sveikatos apsaugos ministro patvirtinto apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimų vykdymą. Tai čia iš esmės yra higienos pasas. Tas trečiasis, tai yra su paskutiniu turizmo įstatymo pasikoregavęs punktas, kuris kalba apie apgyvendinamų asmenų registravimą. Tai jau tikriausiai esate girdėję. Šiandieną iš tiesų siūlau ties šitą temą neužsibūti, kadangi ir šita tema tai yra nacionalinė turizmo informacinė sistema, kadangi esate gavę informaciją ir kvietimą susipažinti su pačia ENTIS sistema ir e-turistų, ją išbandyti ir po to Keliauk Lietuvoje jūs kvies į susitikimą, kurio metu turėsite galimybę užduoti klausimus apie pačios sistemos naudojimą, funkcionalumą ir visus
veikimus ir kitus principus, kas jums būtų aktualu. Taigi, o pats įstatymas kalba apie tai, kad jeigu anksčiau pildydavote popierinės korteles, registracijos korteles, į kurias suvesdavote turistų duomenis, na, galbūt ne visi popierinės turėjo, kiti didesni viešbučiai, tikiu, kad tą sistemą pildydavo elektroniškai. Tai dabar tų popierinių tiesiog kortelių nebelieka, viskas turi būti pildoma elektroniniu būdu. Ir, na, žinoma, apgyvendinamas asmuo, taip pat, jeigu yra pilnametis, jisai turi pateikti savo asmens dokumentų. Tai, na, tas asmens dokumentų pateikimas šiuo atveju tokią dvigubą funkciją atlieka. Pirmiausia, jūs, žinoma, užsitikrinate, kad tai tikrai tas pats žmogus atvyko ir ar kažkokiai saugumo tarnybai, policijai ir kitai, jūs galėsite patvirtinti, kad taip, tai tikrai tas žmogus buvo. Iš kitos pusės jūs ir savo turėsite įrodymą, jeigu, na, kažkas nutinka, sunaikinamas, sugadinamas turtas, tai taip pat jūs žinote, kad tikrai tas žmogus buvo apnakvindintas ir tolesnės procedūros būtų galima atlikti, tikrai žinant, kad su tuo asmeniu. Na ir šiek tiek išrinktų kitų prievolių, čia jau yra nebe turizmo įstatymas ir ne ekonomikos inovacijų ministerijos veiklos laukas, bet vis tiek priminimui, kad ekonominė veikla, kurią registruojate, ar būtumėt fizinis ar juridinis asmuo, pagal ekonominės veiklos klasifikatorių, tai yra 55.10 viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla. Taip pat visi apgyvendinimo paslaugų teikėjai, na, įskaitant ir viešbučius, turi teikti valstybės duomenų agentūrai statistinius duomenis, tai yra mėnesinės bei ketvirtinės HOT ataskaitas. Viešbučių paskirties, na, irgi priminimas, kad paslaugos turi būti teikiamos viešbučių paskirties negyvenamosiuose pastatuose. Na ir toksai labiau gal kaip juokelis, bet žinoma, mokėti mokesčius ir priminimas, kad apgyvendinimo paslaugoms yra taikomas lengvatinis 9% tarifas. Toliau grįžtant prie turizmo įstatymo ir 33 jo straipsnio, jame yra kalbama apie apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir kaip jis yra išduodamas ir kada panaikinamas. Taigi visi viešbučiai norintys gauti tokį pažymėjimą, kuris, pasikartosiu, yra privalomas, nes viešbutis negali veikti ir legaliai egzistuoti Lietuvoje neturėdamas tokio pažymėjimo. Tai asmenys, atstovai, vadovai turi pateikti statui nustatytos formos prašymą, išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir užpildytą klasifikavimo anketą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas turintis jau tokį pažymėjimą, prašymą ir užpildytą klasifikavimo anketą statui pateikė likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki pažymėjimo galiojimo pabaigos. Tai yra, kai jūs norite atsinaujinti, tai prašymas yra jau kreiptis į stat likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams, kadangi procedūros gali būti iš tiesų ilgos ir kad nebūtų taip, kad pasibaigia pažymėjimo galiojimas, o jūs dar naujo neturite ir, na, sprendžiate ar veikti nelegaliai, ar stabdyti paslaugas. Ir stat per 5 darbo dienas gavę šios jūsų dokumentus priima sprendimą. Tai sprendimai gali būti atlikti klasifikuojamo objekto apžiūrą, kuomet yra važiuojama, atvykstama gyvai į objektą, jį apžiūrėti ir įvertinti. Taip pat gali išduoti tų pačių klasifikuojamo apgyvendinimo paslaugų ir kokybės lygio pažymėjimą neatlikus tokios apžiūros, jeigu viešbutis jau turi pažymėjimą ir jisai yra išduotas ne daugiau kaip 2 metai, bet pasikeitė apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Na, tai pavyzdžiui, fizinis asmuo jį perduoda kažkam, ar juridinis asmuo yra nuperkamas ir panašiai, ar keičiasi kiti juridinio asmens duomenys. Ir taip pat gali statas nurodyti prašymą pateikusiam asmeniui per 5 darbo dienas ištaisyti pateiktų dokumentų trūkumus, jeigu tokių yra rasta, arba informuoti apie galimybę pateikti prašymą ir anketą dėl kitų klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų, arba pranešimą, kad pateikto prašymo ir anketos ar klasifikuojamo objekto trūkumai negali būti ištaisyti. Na, jeigu jau tikrai pagrindinių ir tokių bazinių reikalavimų, kurie yra privalomi viešbučiams, na, niekaip neįmanoma pakeisti, nėra nuperkamas kažkoks daiktas ar padažoma siena, o iš esmės kažkas neatitinka, kažkokių paslaugų jūs, na, negalite suteikti, ar pats objektas yra nepritaikomas tiem viešbučiam, kaip jie yra suprantami
Lietuvos ir europinių lygmenių, tuomet jūs galite svarstyti mano minėtus ar svečių namų, motelio ar kempingo galbūt paslaugą. Taip, toliau ketvirtas punktas, kad per 40 darbo dienų FTAT atlieka objekto apžiūrą, tai yra su jumis suderina ir atvyksta į patį objektą ir kartu su jumis viską apžiūri ir tuomet priima sprendimą. Tai tie sprendimai vėlgi gali būti išduoti pažymėjimą nurodytoms paslaugoms ir prašymą kokybės lygiui, gali nurodyti prašymą išdavusiam asmeniui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų ištaisyti objekto apžiūros metu nustatytus trūkumus. Tai jie neleis sumeluoti, kad tokių trūkumų tikrai pasitaiko, tai yra labai natūralu, ne kiekvienas tą didžiulį sąrašą visų kriterijų gali peržiūrėti ir nustatyti pats savo akimi, ar tikrai atitinkama. Tai į viską tikrai žiūrima pakankamai demokratiškai ir laiko pasitaisyti yra duodama. Ir gali taip pat neišduoti pažymėjimo, jeigu nėra atitinkami pagrindiniai kriterijai neatliepiami arba nesurenkama nustatyto reikiamų balų skaičius, nes kiekvienam kokybės lygiui yra nustatyta, kiek balų reikia surinkti. Na ir jeigu prašymą pateikęs asmuo neištaiso klasifikuojamo objekto apžiūros metu nustatytų trūkumų, FTAT ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą neišduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Taigi, toliau. Pažymėjimo galiojimo laikas yra 5 metai. Ir jį galima panaikinti kokiais būdais. Tai pirmiausia, kai pats paslaugų teikėjas nutraukia veiklą ar tiesiog praneša FTATui, kad jį pašalinti iš paslaugų teikėjo. Jeigu tai yra fizinis asmuo, kuris valdo viešbutį, miršta, pažymėjimas yra panaikinamas, o juridinio asmens atveju panaikinama, jeigu tas juridinis asmuo yra likviduojamas ar kitais pagrindais pasibaigia. Taip pat, jeigu klasifikuojamo apgyvendinimo paslaugų teikėjas neįvykdo FTAT įpareigojimo ištaisyti nustatytus trūkumus, arba jeigu yra kreipiamasi dėl naujo pažymėjimo tam pačiam objektui, tai anksčiau galiojęs automatiškai taip pat yra panaikinamas. Na ir ekonomikos inovacijų ministras tvirtina apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą. Tai dėl šio aprašo aš neįsiplėsiu, paliksiu galbūt kolegoms, tik tai toksai esminis dalykas, kad jame yra nustatyta, kad pats pažymėjimas yra išduodamas asmeniui, kuris atitinka Europos viešbučio asociacijos Hotel Stars Union patvirtintus darniuosius viešbučių klasifikavimo kriterijus. Tai čia porą dalykų. Pirmiausia, kad patys Hotel Stars Union, tai apie tai paprašysiu po mano pranešimo viešbučių restoranų asociacijos direktorės pristatyti, kas tai yra per asociaciją ir kodėl būtent jos kriterijai. Na, tai yra iš tiesų tikriausiai jums žinomi, pažįstami ir didžiausia tokia organizacija, tai tikrai patikima. Lietuva yra prisijungusi, dėl to mes jų kriterijus ir galime naudoti. Na ir tie patys kriterijai, jie yra skelbiami mūsų ministerijos interneto svetainėje. Tai yra viešai prieinama, tikiuosi esate juos matę, atsidarę, jeigu ne, tai žinoma po susitikimo galėsime dalintis, bet jie yra prieinami turizmo skyriuje, taip pat FTAT svetainėje ir taip pat pažymėjimas yra išduodamas, tokia viena iš sąlygų yra sumokėjus rinkliavą. Ir priminimui rinkliavos dydžiai 1, 2, 3, 4, 5 žvaigždučių, na, jie skiriasi, bet tikriausiai jau irgi, jeigu esate klasifikavęsi, jie jums yra pažįstami. Na ir visai pabaigai, kad ekonomikos ministerijos svetainėje talpinami viešbučio paslaugų klasifikavimo reikalavimų aprašas. Vėlgi kartojusi, kad yra patvirtinti tie kriterijai ir jie galioja 5 metus, tai būtent šiuo metu yra galiojantis iki 24 metų pabaigos ir metų pabaigoje bus patalpinti nauji nuo 25 iki 30 metų galiosiantys reikalavimai. Jie skelbiami bendrinėje svetainėje. Na ir čia kalbėta buvo apie viešbučio paslaugų kokybės lygį.
Tai tas kokybės lygis, irgi visiems žinoma, kad yra vertinamas Lietuvoje žvaigždutėmis, kitur pasaulyje jis gali būti kitaip vertinamas, tai nuo 1 iki 5. Ir jeigu yra papildomos paslaugos teikiamos ir viešbutis turi kažkokių išskirtinumų, surenka daug taškų, jisai taip pat gali dar turėti žymą plius, tai kiekvienas žvaigždučių kiekis dar gali būti ir plius. Tai svarstydami, kokį žvaigždučių kiekį atitikti, nepamirškite, kad galite būti ne tik tai, tarkim, 4 žvaigždutės, bet ir 4 žvaigždutės plius. Taip, mano pranešimas yra baigtas. Dėl techninių dalykų galbūt nepasakiau iš anksto. Jeigu kažkokių klausimų turite, tai būtinai parašysiu jų neužmiršti, geriausia įrašyti į pokalbių langą. Mes po visų pranešimų tada juos garsiai perskaitysime ir galėsime atsakyti. Jeigu nenorite jų rašyti, tai tuomet paprašysime irgi po renginio, ne po renginio, po pranešimų visų tiesiog juos užduoti, jau tada pakėlus ranką ir įsijungus mikrofoną. Tuomet aš nematau kameros įsijungusios, bet tikiuosi, kad Eglė Lyžaitytė yra su mumis ir jau pasiruošusi perimti žodį. Taip, Mariau, aš esu įsijungus kamerą, ar girdžiuosi? Taip, ar matotės ir girditės? Gerai, ačiū dar kartelį už suteiktą žodį ir laiką. Ačiū Mariui ir kolegom iš vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir taip pat matau labai daug susirinkusių ir apgyvendinimo įmonių atstovų. Visų pirma, mūsų narių, viešbučių restoranų asociacijos narių, kurių mes turime virš 330 narių ir tarp jų yra 122 apgyvendinimo įstaigos, tie patys viešbučiai ir taip pat turime virš 200 ir maitinimo įstaigų. Asociacija iš tikrųjų yra gausi, viena tokių didžiausių, aktyviausiai veikiančių svetingumo turizmo rinkos asociacijų, jau skaičiuojam daugiau negu 30 veiklos metų. Mūsų nariai iš tikrųjų viešbučiai turi virš 7,000 kambarių. Tai yra nemaža rinkos dalis ir darbuotojų vienyje apie 14,000, tai apie trečdalis visų turizmo sektoriuje dirbančių darbuotojų. Kaip ir Marius paminėjo, asociacija yra Europos viešbučių restoranų asociacijos, tai yra HOTREC asociacijos pilnateisė narė. Ir būtent po šios asociacijos skėčių 2009 metais ir buvo įsteigta tam tikrų šalių, tai yra verslo asociacijų organizacija HSU, kitaip sakant, Hotel Stars Union. Ir šiandien ši Hotel Stars Union asociacija, pradžioje prie jos prisijungė 7 šalys, o šiuo metu ji vienyje net 21 Europos bendrijos šalis. Yra šalių, kurios nėra Europos Sąjungos šalis, tokiu atveju jos yra šalys stebėtojos šitoje sistemoje. Ir asociacija, Lietuvos asociacija, taip pat ir Estijos, Latvijos asociacijos yra pilnateisės narės, pilnai taikome HSU kriterijus. Tiesa, sistemos taikymo skiriasi šalyse, narėse, daugumoje šalių HSU kriterijai yra taikomi savanoriškai ir dažniausiu atveju klasifikuojami viešbučiai yra pačio verslo, pačių asociacijų arba prie asociacijų įsteigtų organizacijų Lietuvoje ir dar keletoje Europos šalių. Taip pat kaip ir pas mus, viešbučių klasifikavimas yra privalomas ir įstatymiškai yra reglamentuojamas. Tai
esame pasirašę trišalę sutartį tarp asociacijos Hotel Stars ir mūsų ministerijos. Yra trišalė sutartis, kuri užtikrina, kad turim teisę taikyti šią sistemą visiškai pilnai. Tai Hotels, ką suteikia būtent šita vieninga sistema, tai visų pirma, tai yra daug pridedamosios vertės vartotojams, kas yra užtikrinama aukščiausios kokybės standartus, skaidrumą, informacijos prieinamumą patiems vartotojams. O taip pat tai yra ir nemaža pridėtinė vertė ir pačiam verslui, patiems viešbučiam rinkoje, kurioje yra 220 milijonų gyventojų ir taip pat virš 22 000 viešbučių. Ši sistema užtikrina ypač mažiems, galbūt ir tiems netarptautiniam grandinėm ir netarptautiniam ženklams matomumą. Taip pat ir rinkos tokį konkurencingumą ir kainas konkurencingas. Taip pat pati sistema yra pakankamai aiški, gali visi tiesiog prisijungti prie kriterijų ir patys išsibandyti ir pamatyti, kokiam standartui jie atitinka, kiek žvaigždučių gali surinkti. Taip pat yra pati sistema pakankamai lanksti, nes galima surinkti ir būti įvertintiems ne tik tai viena, 2, 3, 4, 5, bet ir taip pat gauti ir tą vadinamą superior klasę arba pliusą. Taigi ši harmoninga sistema yra peržiūrima taip pat mažiausiai kas 5-6 metai ir, kaip minėjo Marius, kitais metais žengsime į dar vieną 5 metų etapą, nuo 25 iki 30 metų turėsime naujus kriterijus, kuriuos bent jau mes kaip asociacija savo nariams esame išsiuntę ir buvo galima netgi, kaip čia pasakyti, dar kol jie buvo priimti, testuotis. Ir taip, pakankamai intensyviai keletą metų Hotel Stars sistemai priklausančios šalis dirbo fiziškai, tai aš ir pati dalyvavau darbo grupose, kur buvo peržiūrimi esami kriterijai ir tai vyko iš tikrųjų pakankamai tokiu sudėtingų laikotarpių viešbučiam, tai yra COVID metu, po kurio, kaip žinote, visi rinka visiškai transformavosi, labai pasikeitė. Tai buvo atsižvelgta būtent kriterijų atžvilgių ir, sakykime, kai šiuo metu rinka išgyvena ir darbuotojų trūkumą, tai į tai buvo atsižvelgta taikant kriterijus artimiausius 5 metus, tai buvo sumažintos ir darbo, tos fizinės registratūroje darbo valandos. Taip pat kambariuose galbūt nebeliks to privalomo kriterijaus kasdieną keisti patalynę, kas irgi sumažina darbuotojų krūvį. Taip pat žinome, kad rinkai transformuojantis ir skaitmeninantis, taip pat ir kriterijuose rasime naujų kriterijų, kaip pavyzdžiui 1-2 žvaigždučių viešbučiai galės būti visiškai automatizuoti, sakykime, galbūt neliks privalomo to fizinio personalo. Ir taip pat pereinant prie tos tvarios ekonomikos, tvaraus turizmo, taip pat šiuose kriterijuose, klasifikavimo kriterijuose, taip pat matysime, kad nelieka tokių privalomų kriterijų aukščiausios klasės jau 5 žvaigždutėse kaip tušinukų, rašymo popieriaus, taip pat nebeliks tų mini kosmetikos, o pereinama po truputėlį prie dozatorių, šampūnų, muilų.
ir taip toliau. Čia aš jau nebelysiu į daržą Ievos, kuri tikrai išsamiau pristatys, kaip tie kriterijai keitėsi, ko neliko, kas atsirado naujo. Tai tiek trumpai apie patį HSU ir kas tai yra per sistemą. Tai ačiū kolegoms už dėmesį. Jeigu būtų klausimų man, tai kviečiu juos užduoti. Ačiū labai, Eglė. Iš tiesų, ko nepristačiu, bet manau, kad Eglė ganėtinai išsamei papasako apie visą sistemą, kaip kas veikia. Tai kadangi Viešbučių restoranų asociacija yra HODREC narė ir tokiu būdu Lietuva, bendradarbiaudama kartu su asociacija, mes galime tuos kriterijus ir naudoti. Nes pati ministerija, žinoma, negali viešbučių asociacijoms kažkokiams europinėms priklausyti. Tai iš tiesų labai gražus bendradarbiavimas, nuolatos palaikome ryšį ir, kaip ir buvo minėta, toliau prie kriterijų, prie reikalavimų paprašysiu įsijungti kamerą ir papasakoti plačiau apie visą procesą ir daromas galbūt klaidas viešbučio, ar kaip palengvinti jų darbą, kokie kriterijai bus nuo šiol, kas keitėsi ir kaip tam pasiruošti. Tai Ieva Vitkauskienė, prašau. Tai laba diena, labai smagu, kad susirinkote, kad įdomu pasiklausyti, kokios naujienos ir kokios tendencijos. Tai aš irgi pasidalinsiu skaidrėmis pradžioje. Turbūt matote, taip? Taip, tai viešbučių klasifikavimo reikalavimai ir kriterijai, tai kaip ir Marius minėjo, tai esu Ieva Vitkauskienė iš turizmo rinkos priežiūros skyriaus ir šiek tiek labai trumpai, dar priminsiu, kodėl būtent mes ir kodėl aš jums pristatau šiuos kriterijus. Tai mes vykdome turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, į kurią įeina ir apgyvendinimo visos paslaugos ir kas susijęs su klasifikuojamom apgyvendinimo paslaugom, tai ir viešbučiais, tai organizuojame ir apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos darbą ir klasifikavimo pažymėjimų išdavimą. Taip pat, žinoma, vykdome klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų atitikties nustatytai klasiai priežiūrą. Labai trumpai, šiek tiek Marius jau irgi užsiminė, bet prabėgsiu per patį procesą. Tai, kaip ir minėjo, prieš 3 mėnesius pateikiamas pasirašęs prašymas ir anketa. Labai noriu akcentuoti, kad prašymą jūs turite pasirašyti, o anketą labai prašome atsiųsti Excelio formatu, nes dažnai jūs ją pasirašote. Tačiau tai yra darbinis failas ir jeigu jūs jį pasirašote, mes negalime su juo dirbti toliau. Tada mes tikriname, ar gerai viskas yra supildyta ir jeigu yra viskas tvarkoje, yra derinama apžiūra su jumis, susitariamas laikas, diena, atvykstame. Apžiūrą vykdome pagal anketą, kurią jūs užpildėte, susižiūrime, ką sužymėjote taip, ką sužymėjote ne. Darome nuotraukų mes neskelbėme niekur viešai, tai yra mūsų nuotraukos tolimesniam procesui, jeigu kyla klausimų, parodome komisijai. Taip pat labai noriu akcentuoti, tikrai būna tokių situacijų, tai užimtų kambarių apžiūrų mes neatliekame ir negalime atlikti. Ir apžiūrose gali dalyvauti FTATO darbuotojai, tai yra iš mūsų skyriaus, turizmo rinkos priežiūros skyriaus, na ir kartais gali su mumis atvykti iš mūsų FTATO iš kitų regionų rinkų skyrių. Na ir gali dalyvauti ekspertai, kurie dalyvauja dažniausiai stebėtojo teisėmis. Ekspertai irgi nėra bet kas, jie yra skelbiami mūsų patvirtintame ekspertų sąraše. Tai apžiūrime, tada per 5 darbo dienas pateikime išvadas, duodame 20 darbo dienų jums pasitaisyti. Kartais galime vykdyti pakartotinę apžiūrą, jeigu kyla klausimų. Tada vyksta apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos posėdis. Komisija sudaro
ne tik mūsų tarnybos darbuotojai. Mūsų tarnybos darbuotojai tai yra 2 žmonės ir 5 kiti institucijų, asociacijų darbuotojai. Vyksta komisijos posėdis, komisija sprendžia, po to seka direktoriaus įsakymas, kai direktorius pasirašo, mes užfiksuojame viską tokioje sistemoje kaip licencijavimas.lt puslapyje, visa sistema, visi duomenys jūsų yra suvedami, išduodamas jums pažymėjimas, kuris, kaip ir minėjau, galioja 5 metus, na ir informuojame jūs apie tą išduotą pažymėjimą. Papildoma informacija, žinokit, yra tokia, kad jūs sužymėję visus privalomus reikalavimus pagal savo norimas atitikti žvaigždutes, tai to neužtenka, jūs būtinai turite surinkti ir tam tikrą balų skaičių pagal tam tikrą kategoriją. Pažymėjimo mes nesiunčiame paprastuoju paštu, siunčiame elektroniniu paštu. Dėl Garni viešbučių mes tojo kaip įtvirtinimo neturim, tačiau jeigu viešbutis turi pusryčius, bet neturi restorano, kuris veikia dienos metu ar vakare, tai mes tuo atveju nuo bendro balų skaičiaus minusuojame 20 balų. Na ir tam, kad neatsipalaiduotų viešbučiai ir kad būtų vis tiek vykdoma priežiūra, jūs tikrai galite sulaukti mūsų planinių arba neplaninių patikrinimų. Gal mes gavome skundus, gal tai įtakojo kiti kažkokie veiksmai, tai mes jums pranešame ir atvykstame į planinius patikrinimus. Licencijavimas LT puslapyje galite patikrinti visą suvestą informaciją apie jūsų turimą pažymėjimą, apie pavadinimą, kiek lovų, kiek kambarių skaičius yra pas jūs. Na ir mūsų puslapyje vta.lt turizmo paslaugų skiltyje tikrai visą laiką galite gauti aktualią ir naudingą informaciją, jeigu kyla kokių klausimų. Viešbučiai. Smagu, kad mes viešbučių turime jau nebetoli 300. Ir tai yra taip, kad viešbučiai visų klasifikuojamų apgyvendinimo objektų dalį sudaro net 69%. Na ir dabar prie tų kriterijų, kurie gal vienus gąsdina, kitus ne. Tai kriterijų skaičius nuo kitų metų yra sumažintas maždaug kokiais 3%, tai yra nuo 247 iki 239. Sumažinimas yra daugiausiai dėl to, kad buvo sujungti kai kurie smulkūs kriterijai, kiti visiškai buvo išbraukti. Na, aišku, yra įvesta ir kitų naujų kriterijų, kurie yra neprivalomi, tiesiog pasirinktini ir kurie duoda papildomų balų. Deja, kai kuriems viešbučiams kriterijai bus griežtesni, kitiems bus taikomi švelnesni. Ir tam, kad būtų atsižvelgta į naujas rinkos tendencijas, į svečių lūkesčius bei kitus sąlygojančius veiksnius, dėliojant tos kriterijus nuo kitų metų, kurie įsigalios, buvo tikrai nemažai dėmesio skirta kriterijams susijusiems su personalu, su tvarumu, modernizavimu, skaitmeninimu. Dėl pačio personalo. Rinkos pokyčių visam pasaulyje dėl personalo, trūkumo darbuotojų, tai kyla tikrai kai kuriems viešbučiams iššūkių ir nemažų. Ir keičiant kriterijus buvo atsižvelgta į galimybę mažinti tą būtiną darbuotojų skaičių. Tarkime, trumpinant registratūros darbo laiką arba kambarių aptarnavimo paslaugos laiką, kada būtent yra reikalingas fizinis darbuotojo buvimas. Be to yra sušvelninti reikalavimai viešbučių restoranams, tai yra panaikinant privalomų darbo dienų skaičių ir leidžiant pasirinkti patiems, kiek dienų restoranas dirbs per savaitę. Ir tarkime, nuo 1 iki 4 žvaigždučių viešbučių restoranai darbo dienų skaičių galės nusistatyti patys, tačiau interneto svetainėje privalės nurodyti, kuriomis dienomis restoranas dirba. Dėl modernizavimo, skaitmeninimo, tai dėliojant tuos naujus kriterijus, tikslas buvo integruoti tam tikras technologijas, kurios labiau būtų pritaikytos ir atitiktų svečių lūkesčius. Tai tarkime, modernesnės technologijos registratūroje,
tarkime, visiškai automatinė registravimos ir išsiregistravimos sistema, tai ypač taikoma žemesnės kategorijos viešbučiuose. Taip pat atsiranda savitarnos kioskų opcija, kuri, tarkime, galės pakeisti mini barą, gėrimų barą ar aptarnavimą į kambarius. Na ir žinoma, kiti kriterijai, apie kuriuos šiek tiek vėliau. Na ir tvarumas, apie tvarumą šiom dienom, gal net ne šiom dienom, o mėnesiais, gal ir metais labai yra daug kalbama visose srityse. Na, naujoji kriterijų sistema taip pat atspindi tvarumo tą principą ir net įskaitant kai kuriuos kriterijus dėl aplinkosaugos priežasčių ir iš anksto numatant neužilgo įsigaliosiančius privalomus reikalavimus pagal pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reglamentą. Tarkime, tokie daiktai kaip siuvimo rinkiniai, batų valymo rinkiniai nebebus būtini kambariuose, sumažintas kosmetikos gaminių skaičius, kuris buvo privalomas kambariuose, rašymo reikmenys, užrašų knygutė nebebus privalomi kambariuose, tačiau svečių pageidaujant jūs galėsite jiems juos suteikti. Vietoje naujai įsigijamų čiužinių, pagalvių dabar daugiau bus dėmesio skiriama jų valymui, tam, kad prailgėtų jų tarnavimo laikas. Viešbučiai taip pat gaus papildomų balų už saugią dviračių saugyklą arba, tarkime, anglies dvideginio pėdsako matavimą pagal tam tikrus tarptautinius standartus. Šiek tiek dabar taip dėl pagrindinių tų pasikeitimų dėl tvarumo, tai buvo panaikinti, kaip ir minėjau, batų valymo rinkiniai pagal pageidavimą, 2-3 kategorijose viešbučiuose, tada batų valymo ir siuvimo rinkiniai kambariuose, 5 žvaigždučių viešbučiuose, rašymo priemonė bloknotas taip pat panaikintas kaip privalomas, patalinės keitimas bent 2 kartus per savaitę panaikintas, toks kriterijus 4-5 žvaigždučių viešbutyje, pagalvių ir čiužinių įsigijimas, kilimėlis prie lovos. Na, bet aišku, turime naujų, tai saugi dviračių laikymo vieta, papildomas patalinės keitimas pagal pageidavimą tik 4 ir 5 žvaigždučių viešbučiuose. Taip pat, tarkime, informacija apie kokį tarkime, transportą viešąjį mieste, tai galima bus tai skelbti tik tai svetainėje, nereikės turėti tai atspausdinto varianto registratūroje. Na ir taip pat, kaip ir minėjau, tas nurodytas viešbučio anglies pėdsakas pagal viešbučio anglies matavimo iniciatyvas. Kas vyksta su personalu, tai išsiregistravimas vienoje dviejose kategorijose viešbučiuose, tada sutrumpintos darbo valandos 3 ir 4 žvaigždutėm, maistas, gėrimai, naudojantis kambarių paslauga bus sutrumpinamas laikas, restorano darbo laikas, na, tai 24 valandų savitarna esant savitarnos kioskams. Taip pat, kas įvyksta dėl kitų rinkos veiksnių, dėl saunos, jūs gaudavote balus tuo atveju, jeigu saunoje būdavo mažiausiai 6 vietos. Šiam momentui bus, jeigu jūs turėsite sauną, kurioje tilps 3 ar 4 asmenys, tai taip pat gausite papildomų balų. Dėl stalo, stalviršio ar darbo kitos vietos, tai išlieka tam tikras laisvas darbo plotas tik tai 5 žvaigždutėm, tai yra 0,6 kvadratinio metro darbo plotas. Žinoma, turi būti prieiga prie elektros lizdo ir apšvietimas. Na, kitom žvaigždutėm yra taip, kad naikinamas tam tikras dydis ir jūs turėsite turėti tiesiog darbo vietą. Atsiranda nauji, tai galima bus gauti ir bus reikalinga toks kriterijus, kaip turės svečias suprasti, kuriomis kalbomis kalba jūsų darbuotojas, tarkime, registratūroje, tai prie ženklelio, kur yra vardas, galima bus taikyti tokią sistemą, kad žymėti šalių vėliavėlės, kad svečias matytų, kuriomis kalbomis kalba darbuotojas. Atsiranda toks papildomas kriterijus, už kurį gausite balus, tai yra skalbimo mašina, gyvas elektros lizdas, tai čia yra tai, kai svečias išsiėmęs tą magnetinę kortelę iš sistemos kambario, vis tiek, tarkime, gali krauti telefoną,
kompiuterį ar kitą įrenginį. Taip pat atsiranda papildomų balų dėl kitokių prieinamų įkrovimo šaltinių kambaryje. Na ir viešbučiai, jeigu turėsite 30% kambarių su bide, taip pat gausite papildomus balus. To irgi nebuvo šiuose reikalavimuose, kurie dabar yra. Su registratūra. Registratūra šiek tiek pasikeičia darbo laikas. Tai pagalba svečiams telefonu ar internetu privaloma bus visų viešbučių vertinimi, ar esate viena, ar esate 5, vis tiek telefonu ar internetu 24 valandas privalėsite suteikti pagalbą svečiams. 5 žvaigždučių viešbutyje nesikeičia, 24 valandas privalo dirbti registratūra, žmogus privalo būti, darbuotojas privalo būti joje. 4 žvaigždės trumpėja darbo valandos registratūroje, prieš tai buvo 16, dabar bus leidžiama 14 valandų dirbanti registratūra. Na ir 24 valandų fizinis aptarnavimas viešbutyje, tai yra 14 valandų sėdi darbuotojas registratūroje, kitas valandas darbuotojas gali nebūti registratūroje, tačiau turi būti kažkur nenutolęs nuo jos. 3 žvaigždės atsiranda kaip ir 2 opcijos, tai yra kaip ir buvo prieš tai 10 valandų fizinis aptarnavimas viešbutyje, arba galimybė dirbti kitaip, tai yra 8 valandų fizinis aptarnavimas viešbutyje, na ir tada jau privaloma 24 valandų savitarnos įsiregistravimo ir išsiregistravimo sistema. 1-2 žvaigždutėm yra šiek tiek jau palengvinama, tai yra variantas arba 8 valandų fizinis aptarnavimas viešbutyje, na, arba 1 ir 2 žvaigždutės gali įsirengti 24 valandų savitarnos įsiregistravimo ir išsiregistravimo sistemas, taip atsižvelgiant, tarkime, į personalo trūkumą. Taigi neprivalomi kriterijai, už kuriuos jūs gausite daugiau balų ir jie yra nauji, tai yra tie ženkliukai dėl personalo kalbos, kad būtų aišku, kokia kalba kalba personalas, kambariai su bide, gyvas elektros lizdas, kaip ir minėjau, taip pat papildomi balai dėl anglies pėdsako, atsiranda dar vienas kriterijus, tai yra jeigu lovos čiužinys yra 25 cm ar daugiau, gausite net 10 balų, skalbimo mašinos opcija tokia, taip pat saugi dviračių laikymo vieta, na ir tie kiti prieinami įkrovimo šaltiniai kambaryje. Ką panaikinam? Panaikinam kilimėlis prie lovos, siuvimo ir batų valymo rinkinius kambariuose, saugaus interneto ryšio kriterijų, patalinės keitimo 2 kartus per savaitę, muilą, svarstyklės, biblioteką, interneto įrenginį kambaryje, ergonomišką lovą, pagalvių ir čiužinių įsigijimą ir seifą su elektros lizdu. Na ir nuo tų privalomų griežtų į pasirinktinus, už kurios gausite balus. Dvikalbiai darbuotojai. Reikėdavo, kad tai būtų nuo 2 žvaigždučių viešbučių, dabar bus nuo 3. Pažadinimo paslauga bus irgi nebeprivaloma 1 ir 2 žvaigždutėm. Drabužių lentynos arba stalčiai irgi bus tik nuo 3, 1 ir 2 nereikalinga. Garso ar daugialypės terpės pramogos buvo privalomas kriterijus, jis nebeprivalomas, taip pat kaip ir regiono informacinė medžiaga ar rašymo priemonė ir bloknotas. Na ir iš tų, kurių kaip ir nereikėjo, tik buvo papildomi balai, keliamės jau į privalomus. Tai vaiko lovelė pagal pageidavimą nebuvo privalomas dalykas, tai gaudavot papildomų balų, nuo šiol tai bus privaloma visiems viešbučiams. Garsą izoliuojančios durys arba dvigubos durys irgi buvo neprivalomas, tik papildomus balus suteikiantis reikalavimas, tačiau nuo kitų metų jis bus privalomas 5 žvaigždutėm. Privalomas visiems bus ir dėl universalių elektros šakučių adapterių, įkrovimo stotelių, įvairių adapterių pagal pageidavimą. Privalomas 5 žvaigždutėm turės būti lygintuvas arba garintuvas ir lyginimo lenta pagal pageidavimą. Anksčiau jis buvo neprivalomas. Na, dėl dantų šepetėlių, stiklinės ir laikiklio irgi bus privalomas visiems, nes prieš tai 1 ir 2 žvaigždės neturėjo. Ir labai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad dantų šepetėlių stiklinė arba laikiklis, na, jie turėtų būti, jeigu tai yra dvivietis kambarys, tai kad tai būtų 2 stiklinės dėl higienos.
Kūno praustiklis arba dušo želė, tas pats ir šampūnas irgi bus privalomas visiems. Produktai be alergenų lygiai taip pat bus privalomas visiems, nors prieš tai būdavo neprivalomas ir suteikdavo tik papildomus balus. Na ir dvikalbis tinklapis lygiai taip pat bus privalomas visiems. Tai turbūt tie pagrindiniai jau bus tiek. Na ir jeigu bus klausimų, tai tikrai labai lauksim. Ir aišku, visą laiką, jeigu kils klausimų, dar po šio susitikimo mes tikrai atsakysime visą laiką elektroniniu paštu. Matote mano elektroninį paštą ir kolegas. Ir tikrai drąsiai kreipkitės. Tai turbūt tiek, Mariau. Ačiū labai. Gražiai, įdomi ir tikrai labai išsami prezentacija apie tai, kas keičiasi. Ir gal man tik tai buvo kilęs klausimas šiek tiek, ne visi tikriausiai taip gerai žino, kas buvo anksčiau, mes pristatėme tik tai, kas pasikeitė. Tai aš galvoju dar labai greitai pasidalyti pačiu projektu, kaip atrodo pats tas dokumentas, reikalavimų aprašas ir visų reikalavimų sąrašas. Tiesiog, kad jūs visi matytumėt ir tiesiog pristatysiu, kaip pats vertinimas atliekamas, kurį gali ir patys viešbučiai, bet kuriuo metu įsivertinti save. Čia dabar matot, yra dar tik tai projektas, bet labai netrukus jisai bus jau paskelbtas svetainėje, nes iš esmės jau visi pakeitimai po paskutinių derybų buvo atlikti. Tai čia yra tiesiog tokia teorinė įvadinė dalis, ką jau pristatinėjame. Čia dar žiniai, kiek balų reikia surinkti, norint gauti pasų įvertinimą žvaigždučių, tai vienai 95, 280, 3 270, 4 40 ir 5 610 ir atitinkamai daugėja, jeigu norima gauti ir plius. Bet tikrai Lietuvoje turime ir su pliuso ženklu viešbučių, tai drąsiai tikrai kreipkitės. Na ir pats reikalavimų sąrašas, jisai atrodo taip, tai yra numeris, reikalavimo pavadinimas ir pastabos yra toksai aprašomoji dalis, paaiškinanti, kas tai yra per reikalavimas, kaip jį galima atitikti arba kas netitinka. Na ir čia 1, 2, 3, 4, 5 žvaigždutės. Tai jeigu jūs pasirenkate, tarkim, gauti 3 žvaigždutės, tai ir žiūrime. Jeigu M raidelė yra prie reikalavimo, vadinasi, tai yra privalomas. Jūs jį privalote atitikti. Jeigu netitiksite, tiesiog nebus galimybės suteikti jums pažymėjimo to prašoma. Kitas laukelis yra balai. Tai šitoj vietoje jūs turite skaičiuoti visus balus, kuriuos atitinkate, kad gautumėte tą žvaigždučių kiekį, kaip rodžiau, kad surinktumėte tokį bendrą taškų skaičių. Na ir galiausiai kitas toksai dar dalykas, tai yra didesniu rėmeliu juodu apvesti pilkame fone esantis skaičiai. Tai jie reiškia, kad čia yra 2 reikalavimai ir jie yra labai susiję. Ir tada jūs pasirenkate, kurį jūs atitinkate. Tai yra, pavyzdžiui, patekimas į viešbutį neįgaliojo vežimėliu, kuomet gali būti reikalinga personalo pagalba. Na ir kitas patekimas be personalo pagalbos. Tai jeigu matote, kad jūs galėsite patekti, tiksliau, sukuriate sąlygas su neįgalio vežimėliu patekti tik tai labiau su kažkieno pagalba, tai jūs gaunate 5, o jeigu pats neįgalusis gali patekti, tai jau 10 balų. Na ir taip toliau. Čia, pavyzdžiui, iš 4 netgi, nuo 5 iki 20 galite gauti kažkurį įvertinimą. Tai tiesiog pats dokumentas atrodo šitaip, kaip ir buvo minėta, 239 kriterijai. Sąrašas gana ilgas, bet manau, kad įdomu, ar jums reikia dabar klasifikuotis ar ne, tiesiog įdomu, naudinga susipažinti su šiuo dokumentu. O dabar matau klausimų pokalbių lange, tai prie jų iš karto tada ir pereikime. Tai aš turbūt įvardysiu, o po to prašysiu, kad tikriausiai, Ieva, čia matau daugumą tau tinkami bus klausimai. Tai vaiko lovelė privaloma, o viešbutis tik suaugusiesiems. Kaip suprantu, Mariau, turiu aš atsakyti šitą klausimą. Tai, tikiuosi. Aš manau, kad
Šitą klausimą reikės mums turbūt apsvarstyti dar po to ir su ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir su viešbučių ir restoranų asociacija, nes iš principo tai yra toks kaip išskirtinis atvejis. Nes jeigu viešbutis nepriema visiškai vaikų ir tai yra jo taisyklės, svečiai žino, tai tikėtina, kad gali būti, kad bus taikoma išimtis. Tai va dėl šito klausimo mums reikia dar padiskutuoti tiesiog. Aš pritariu, tik Aš tai tiesiog- atsidariau. Prašau, Eglė. Jo, jeigu galėčiau irgi Ievai paantrinti ir kad bet kokia, ta prasme, sistema nėra kaip įkalta į akmenį, ar ne, kriterijai. Ir mes bent jau Lietuvoje ir prieš tai 5 metus turėjome tą nacionalinį išimtį, tai yra neprivalomi televizoriai. Tai ši išimtis jinai išlieka taip pat. Tai reiškia, kad televizoriai yra privalomi tik tai 4-5 žvaigždėm, o 1-3 žvaigždučių viešbučiai, na jeigu jie pasirinkę tokį sprendimą neturėti televizorių, tai gali ir neturėti. Tačiau tai turi būti labai aiškiai iškomunikuota internete ir svečiam, arba pavyzdžiui kambario plotas skiriasi nuo to reikalavimo. Arba dar kažko nėra kambaryje, tai turi būti labai aiškiai iškomunikuoti. Tai aš manau, kad tiek Ieva ir Marius sutiksite, kad jeigu viešbutis yra pritaikytas suaugusiems ir tikrai ten nėra poreikio tos vaiko lovelės turėti, tai komunikuojant labai aiškiai, tai manau, kad gali būti, tamsme, kriterijus galėtų atitikti. Jo labiau, kad aš nesusiradau, tai yra vaiko lovelė pagal pageidavimą. Taigi jūs tikrai ir komunikuojate, kaip Eglė sakė, kad jūs esate tik tai suaugusiesiems ir jeigu jūs nedarote išimčių ir neleidžiate mažamečių vaikų apsistoti viešbutyje, tai tada šitas reikalavimas, jisai akivaizdžiai tiesiog nebus praktikoje niekaip pritaikomas. Ir dar tiesa prisiminiau, kad dėl komunikacijos, tai kaip ir jau Ieva minėjo, kad viešbutis, kuris siūlo tik tai apgyvendinimą pusryčių metu ir neturi pietų ir vakarienės ar tiesiog maitinimo erdvės kitų metų, jisai gauna 20 taškų mažiau, bet turi teisę būti klasifikuojamas kaip viešbutis, bet vėlgi tai turi būti iškomunikuota ir viešai prieinama informacija, kad tai yra viešbutis, kuris neturi dirbančio veikiančio restorano, o teikia tik tai pusryčius. Tai kadangi daugiau klausimų yra, pereikime toliau. Ar pasidalinsite prezentaciją? Mano prezentacija tai yra iš esmės įstatymas, tai aš nežinau, turbūt nėra tikslinga, jo labiau, kad aš teisinės kalbos didelę dalį ištryniau ir palikau tik tai tokius pagrindinius dalykus. Ko tikrai pasidalinsiu, tai pačiu pristatymu, pačiu įrašu, tai bent jau dėl mano pranešimo, tai tikrai pakaks įrašų ir nuorodos į įstatymą, o dėl Ievos tai nežinau, nes irgi įraše bus matoma. Aš manau, kad dėl mano pristatymo tai irgi, tai vis tiek viskas buvo anketoje, tai manau, kad ta anketa ir bus tas, kas buvo pristatytas yra anketoje. Jeigu labai norėsi, tai galime, aišku, bet kaip ir Marius sako, bus ir įrašas. Tai. Aš manau, kad įrašas yra žymiai gyvybingesnis ir žymiai daugiau atsakymų pateikia ir naudingiau negu tik tai matyti skaidrę. Produktai be alergenų, kas turėtų būti? Ar kažkas gali atsakyti, ko aš surandu pačiuose kriterijose? Taip, tai tarkime, jeigu tiekite pusryčius ir siūlote kaip pavyzdį pieną, tai yra pienas karvės, bet gal turėtumėte turėti ir tokį kaip be laktozės, be glitimo, tokius variantus, kad žmogus, kuris, pavyzdžiui, yra alergiškas glitimui, laktozai, kad turėtų irgi variantą pasirinkti, ką jis tai galės valgyti. Tai čia pagrindė dėl šitų dalykų. Gal toksai tada patarimas, pasiūlymas įvertinti, kokie yra tie pagrindiniai alergenai, kuriuos turi ir tiesiog pasirūpinti, kad, tarkim, ir maitinime apskritai nebūtų vien tik tai maistas su mėsa, kad tai būtų ir vegetariškų opcijų, ir veganiškų opcijų, ir be glitimo, ir be laktozės, ir galbūt be riešutų pėdsakų, nes irgi labai dažnas alergenas yra. Telefono ryšys vidinis, išorinis ar lieka? Tai su telefono ryšiu yra taip.
1 ir 2 žvaigždutėm nereikia. 3 ir 4 reikia turėti vidinį tą išorinį ryšio įtaisą pagal pageidavimą. Tai jeigu žmogus paprašytų, jisai turėtų gauti. Jeigu ir iš esmės yra taip, kad tas telefonas turėtų būti suteikiamas ne tik atėjus į registratūrą ir kad tik paskambinti stovint prie registratūroje, bet jeigu, tarkime, svečias pametė, sulūžo jo telefonas, tai jūs turėtumėte turėti galimybę jį suteikti žmogui naudotis ilgesniam laikui, ten, tarkim, 3 dienom, kol susitvarkys jisai savo. O 5 žvaigždutėm, tai vidinio ir išorinio įtaisas kambaryje lieka. Čia būtent kambaryje privalo būti, o jau 3-4 pagal pageidavimą. Taip, skalbyklė kambariuose ar viešbučio skalbykloje? Taip, aš tik pasitikslinsiu, bet kiek atsimenu, tai skalbyklė turėtų būti, žinokit, ne kambaryje. Skalbyklė turėtų būti prieinama žmogui viešbutyje, kad jisai pats galėtų ateiti ir išsiskalbti, jeigu būtų noro. Kambariuose jau nereikia statyti tikrai. Ir nepraktiška ir triukšminga dar šalia to. Taip. Taip pat šios klausimas, kodėl yra panaikinamas saugus interneto ryšys, jei yra dabar patvirtintos NIS 2, TIS 2 direktyvos bei kibernetinio saugumo įstatymas. Viešbučių svečiai ypatingai dažnai patiria kibernetinės atakas savo prietaisuose, būtent viešbučiuose per nesaugų interneto ryšį. Mano žiniomis tai nėra panaikinama. Tiesiog jis išlieka, bet tai nėra, su M raidele tai nėra tas privalomas kriterijus. Tai yra savaime suprantamas kriterijus ir jis suteikia balus. Šit kriterijus išlieka. Pasitikslam, gal suklydom? Aš matau tik tai Wi-Fi interneto prieigą viešose zonose ir kambariuose, o dėl saugumo. Jį, žinokit, panaikino, jo nėra, jisai anksčiau buvo kaip papildomų balų suteikęs, jis nebuvo privalomas, nei vienai žvaigždutei, ir jisai buvo tik taip papildomas balus, o dabar jisai iš viso yra panaikintas iš kriterijų viso sąrašo. Aš manau, kad gal klystu, reikėtų iš tikrųjų mums pasitikslinti, bet turbūt tai yra savaime suvokiama, kad jeigu viešbutis nori užtikrinti savo svečių saugumą naršant internete, tai jisai turi pasirūpinti tuo. O kaip papildomų balų tiesiog nebeskiria. Jo, matyt, svarbu pažymėti, kad kriterijai tai yra tas minimumas arba pageidaujamas minimumas, bet visos papildomos paslaugos, ką jūs manote, kad yra naudinga ir reikalinga, tai jūs juos tikrai teikite, nes vartotojai gali galų gale tiesiog reikalauti. Jeigu, tarkime, europinės, nes ten yra vis tiek keliasdešimtis šalių, kurios sutarė dėl tam tikro kriterijaus, kas aktualiu galbūt vienom labiau, kitom ne. Bet, tarkim, jeigu Lietuvoje toks poreikis yra, tai jūs tikrai galite drąsiai, mes galbūt negalime savo pageidavimų čia įrašyti ir kažko pareikalauti kaip Lietuva šituose kriterijuose, bet jūs tikrai visas paslaugas, kokias tik tai norite, kurių čia nėra aprašyta, drąsiai teikite, nuo to bus tik tai geriau jūsų svečiams. Toliau eikime tada, ar galite priminti, kokioje sistemoje reikia pildyti klientų įsiregistravimo korteles? Popierinio varianto, tai popierinis variantas nebelieka, nuo kitų metų sausio mėnesio popieriuje pildomos kortelės, jūs galite jas pasilikti savo atminčiai, jeigu norite papildomai ar tenai galbūt dvigubą darbą daryti. Bet nacionalinė turizmo informacinė sistema ir jos posistemė e-turistas, kurioje būtent ir bus vykdoma registracija. Tai kaip susitikimo pradžioje minėjau, apie tai informaciją turėjote gauti per Ievą ar jos kolegas iš FATO, ką persiunčia Keliauk Lietuvoje. Keliauk Lietuvoje administruoja nacionalinę turizmo informacinę sistemą ir rūpinasi, kad ta sistema būtų kaip įmanoma patogesnė, lengviau pritaikoma ir tie surenkami duomenys, jų nereikėtų, tarkim, svečiui atpildyti atvykus ranka, jisai galėtų tą padaryti jau iš anksto, tik tai užsirezervavęs kambarį arba
tie duomenys lengvai keliautų ir tų popierinių kortelių nereikėtų nei laikyti, nei saugoti, nei naikinti. Ką daryti, klientas kategoriškai atsisako parodyti savo dokumentą, atskleisti tapatybę, na tai galų gale yra įstatymo reikalavimas. Visame, na bent jau tokiam išsivyščiusiam pasaulyje, galiu galbūt kalbėti labiau apie Europos Sąjungą, visoje joje privalomai yra rodomi dokumentai. Na, tai yra visiškai nesvarbu, ar jūs esate Lietuvoje, ar jūs išvykstate į kitą valstybę, jūs norėdami gauti apgyvendinimo paslaugą privalote pateikti asmens dokumentą, nes, na, šiaip ką sako įstatymas, tai kad tokiam asmeniui, na, negali būti suteikiama apgyvendinimo paslauga. Tai čia, aišku, jau yra komunikaciniai dalykai, kaip tą pateikti, kaip pasakyti, bet, na, turbūt turistai, keliaujantys žmonės, na, jie turėtų žinoti, kad asmens dokumentas yra parodomas. Ir netgi ne tik tai, nes galų gale, kaip irgi minėjau, jūs sudarote su tuo asmeniu sutartį. Ir ta sutartis nėra kažkaip pasirašoma, tai yra daugiau tokia žodinė sutartis. Ir jeigu jūs net nematote to asmens dokumento, tai ta sutartis tokia truputį ne visiškai lygiavertė, galbūt pasakysiu. Ieva, buvai pakėlus ranką, gal kažką padėti. Aš labai norėčiau dar iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kai Marius pasakė, kad mes siunčiame informaciją ir nuo Keliauk Lietuvoje, ir nuo Eimino, nes mes turime kontaktus. Ir aš labai norėčiau paprašyti, kad jeigu jūsų pasikeičia elektroninis paštas, labai prašome informuoti mus, nes mes turime elektroninius paštus tuos, kurie buvo įrašyti, kaip teikiat prašymą. Ir labai daug grįžta nepasiekia jūsų. Tai mes tada tiesiog ieškome tų bendrų viešbučio elektroninių paštų ir siunčiame į juos. Ir kas gali būti, kad nueina į tuos vadinamus spamus. Tai arba tada tikrinkite ir tenai, arba tikrai labai prašome tą, kad jeigu pasikeitė, informuokit mus, raštelkite elektroniniu paštu ar paskambinkit, mes tą pakeisime sistemoje, kad būtų tas sklandesnis komunikavimas. Tai iš tiesų nacionaliniai turizmo informaciniai sistemai netgi viena iš funkcionalumų, kas tikimės, kad galbūt palengvins šitą procesą komunikavimo, tai jūs ten galėsite keisti savo kontaktinius duomenis, tai palengvinsite tikrai darbą, gausite aktualiausią informaciją, net ir tokiais atvejais, jeigu kažkokio reikia dokumentų, prezentacijos ar kažko, tai būtent tais elektroninio pašto adresais mes ir siunčiame. Kadangi reaguoju į kitą klausimą dėl, kada bus patalpinti nauji reikalavimai viešam pasiekimui, tai aš dabar į pokalbių langą įdėjau projektinį variantą. Manau, iš esmės jis jau nebeturės, visiškai neturės keistis. Tai tikėtina, kad net nežinau, dabar iš tiesų klausimas, turbūt tam tikrą laiko tarpą turėtų egzistuoti ir seni, ir nauji, nes jeigu nauji kažkas norės klasifikuotis jau sausio mėnesį, tai jam jau dabar reikia žinoti. Tai kiek vėliau šį mėnesį tada bus paskelbti galutiniai, senieji tuomet bus pašalinti. Ir dėl prezentacijos, vėlgi Ievos prezentacija labai yra reikalinga, tai aš galvoju, palikus tik tai tuos pakeitimus, manau, kad tai yra aktuali informacija ir būtent kas pasikeitė, jeigu kažkam yra aktualu žiūrėti ir dabar norės persiklasifikuoti, tai manau, tas dalis būtų galima pridėti patogumo dėlį, matyti, kad kažkas ar atsispausdinti norės. Kaip dėl plaukų džiovintuvo, ar nevertėtų apsvarstyti galimybės, kad visose viešbučiuose būtų, dabar juk ne visose viešbučiuose tai yra. Klausia Plungės turizmo informacijos centras, tikrai galiu pasakyti, kad labai reikalingas dalykas, tiesa, viešbučyje nesu susidūręs, kad nebūtų. Galbūt kažkokiam, jeigu nuomojatės apartamentus, galbūt kažkas nepagalvojo, neįdėjo, bet plaukų džiovintuvas pagal pageidavimą yra privalomas, nėra privalomas. Plaukų džiovintuvas yra privalomas kambaryje nuo 3 žvaigždutės. Tai yra 1 ir 2 žvaigždučių viešbutyje jis yra neprivalomas, už jį duodamas 1 taškas, kas galbūt nėra daug, bet kaip ir minėjau, turbūt viešbutis, kuris nori būti sėkmingas ir patenkinti savo klientų poreikius, jisai tikrai turės. Jeigu ir ne kiekvienam kambaryje, tai bent jau kažkur registratūroje, kambariukyje bus padėta ir tikrai duos. Tai čia manau, kad yra toksai vienas iš pačių bazinių poreikių. Taip.
Jeigu toliau referuojama yra dėl viešbučio svečio parašo, tai yra jūsų susitarimas su svečiu, jūs tarkime viešbučiui, atsiprašau, svečiui pateikėte užpildyti duomenis, jisai, kaip ir minėjau, gali tai padaryti nuotoliu, tai netgi likus mėnesių iki atvykimo, jisai jums atsiunčia savo asmens duomenis, turistui atvykus jūs galite tą kortelę atsispausinti, kur jau yra visi duomenys surašyti, tai jam nebereikės papildomai pildyti, ir galite paprašyti, kad jisai patvirtintų savo parašu, kad tie duomenys yra teisingi. Ar susikurti kažkokią formą, kad jeigu jūs matote tokį poreikį, kad tas parašas reikalingas, bet aš tik tai dar kartą pabrėšiu, kad ar parašas bus, ar parašo nebus, du dalykai yra. Pirmas, tai civilinė atsakomybė visiškai nuo to nesikeičia, tai jeigu turiuomenyje, jeigu svečias kažkokį sugadins turtą, padarys kažkokį nusikaltimą, tai ar jisai yra uždėjęs parašą ar neuždėjęs parašo, tai absoliučiai jokios įtakos neturime. Atėjus į parduotuvę, jeigu mes kažką sulaužome, tai visai nesvarbu, kad mes nepasirašėme prieš eidami į parduotuvę, mes turime sumokėti, atlyginti nuostolius. Ir antras dalykas yra taip pat civiliniam kodekse toks dalykas kaip žodinis susitarimas. Tai yra laikoma, kad svečias pateikęs rezervaciją, jisai sudaro su jumis sutartį ir nors jinai nėra kažkur užrašyta ir ten parašo ant jos uždėta nėra. Tai visi įsipareigojimai ir visos taisyklės, kurios galioja viešbutyje, jos galioja tam svečiui, kuris atvyko ir nebūtinai uždėjo parašą. Jeigu jūs dėl kažkokių papildomų tikslų, papildomų įsipareigojimų, informacijos teikimo ar kitų klausimų norite informuoti svečią ir gauti jo parašą, jūs tai galite padaryti, bet labiau dėl tų papildomų dalykų, o ne dėl to bendrinio, kad tai yra sudaroma sutartis ir kad jūs turėtumėte kažkokį, įpareigojimą prieš teisėsaugos, tarkim, institucijas. Šaldytuvas kambaryje privalomas ar ne? Su šaldytuvu yra taip. Pats šaldytuvas kaip tuščias, be minibaro, jisai nėra privalomas, bet, pavyzdžiui, 4 ir 5 žvaigždutėm yra privalomas minibaras kambaryje arba kita pasirinkimo opcija, jeigu neturi minibaro, tai tada turi būti arba 24 valandų savitarnos gėrimų baras arba parduotuvė, arba tada jau turėtų būti bent 12 valandų per parą ta paslauga aptarnavimo į kambarius. Tai pats, jeigu mes klausimas yra apie patį šaldytuvą tuščią kaip šaldytuvą, tai jisai nėra privalomas. Taip, iš tiesų su maitinimu, gėrimais ir šaldytuvais ten gali būti kiek sudėtinga, nes aš žiūriu, kad tenai prie vieno parašyta, kad gali atitikti kitas, prie to kito yra vėl nuoroda, kad gali atitikti kitas. Tai čia reikėtų galbūt daugiau įsigilinti, bet vėlgi, jeigu matote, kad jūsų viešbučio svečiai yra tie žmonės, kurie atsineša savo maistą ir gėrimus ir jiems tai yra privaloma, tai tikrai rekomendacijos turėti. Yra tokių vietų, kur tai yra visiškai neaktualu, ne tas kontingentas ir tokios paslaugos, kaip viešbutis, nėra reikalingas. Toliau visus klausimus, kiek aš matau, susijusius dėl asmens duomenų, registracijos ir panašiai, palikime, kaip ir minėjau, tos klausimus susitikimai, kuomet bus aptariama būtent e-turistas veikla ir tos pačius visus klausimus galite pateikti berods info@ntis.lt arba ntis.lt svetainėje yra dažniausiai užduodami klausimai, tai dauguma atsakymų ten yra pateikta, yra kontaktinės formos, ką galite užpildyti, tai jeigu tikrai turėsite kažkokių klausimų, galbūt jau pradėjote naudotis, tai drąsiai komunikuokite, bendraukite, nes dabar turite galimybę tiesiog išsibandyti ir pamatyti, kaip kas veikia. Toliau, ar VSTAT vykdo kontrolę patikrinimus tik klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų, ar ir neklasifikuojamųjų? Klasifikuojamų, klausimas, taip, patikrinimai. Patikrinimai taip, yra klasifikuojamus vykdome vietoje, mes atvykstame į klasifikuojamą objektą, o su neklasifikuojamais, jeigu nėra kažkokių
įtarimų didelių, kažkokių tenais tam tikrų veiksnių, kurie jau tikrai jau labai ten tikrai reikėtų atvykti, tai mes nevykstame tikrai, mes neklasifikuojamus patikrinimus darome labiau, siunčiame pranešimą ir prašome, kad pateiktų ir atnaujintų duomenis. Gal tokiu labiau vyksta tas patikrinimai dėl neklasifikuotų. Tai nebent kažkas jau būtų, nežinau, labai jau kažkoks svarbus atvejis, dėl ko turėtų visos institucijos suvažiuoti į tą objektą ir kiekvienas iš savo pusės pasakyti kažką. Bet šiaip nevykstame. Taip, nes jeigu tai yra klausimas apie tai, kad ar tenai kažkokius kriterijus turi atitikti tos vietos, tai neturi, bet jeigu yra nesilaikoma turizmo įstatyme kažkokių nuostatų arba apskritai kažkas nelegalaus, neteisėto vyksta, tai tokiais atvejais FTAT turi teisę atvykti ir patikrinimą atlikti. Taip, suprantu, kad failas gali būti ne organizacijos nariams neprieinamas, greito būdo aš dabar nelabai sugalvoju ir tiesiog jau matau, kad labai laiko daug išnaudoja, tai galvoju tiesiog tą failą galėtumėm, kaip geriau, ar atsiųsti visiems L paštu, spaminant truputį, nes matyt tektų ir visiems, kas nėra dalyvavę, bet gal geriau, gal susitarkime taip, kaip ir minėjau, failas jau iš esmės nesikeis, aš jį įkelsiu į svetainę ir toj surasiu tik tai nuorodą, kurioje vietoje pas mus jisai tiksliai bus. Tai yra Ekonomikos inovacijų ministerijos svetainė, veiklos sritys turizmas. Ir prie teisės aktų, tai aš įdėsiu nuorodą į mūsų teisės aktus ir šios savaitės pabaigoje pasižadu tenai įdėti galutinį failą ir tenai jūs juos rasite. Nežinau, ar FTAT pas save keliasi ir deda į mūsų nuorodą. Kaip jūs savo svetainėje? Mes jau bent jau, Mariau, asociacijos nariams aš esu išsiuntusi viešbučiam, tai tikrai turėjot gauti tą, kaip sakyti, tai čia dar Eglė negalutinis. Taip, čia dar po šito susitikimo pastaro, ten nesminiai pakeitimai, bet vis tiek jau čia tas jau pats galutinis, tai bus čia. O Ieva, ar pamenė ar ne, turbūt nėra svarbu. Mes dedame ir jūsų nuorodą, bet mes to pačiu turime ir tą anketą, kai jau padarome tą Excelinį variantą jau po to, bet mes kol kas dar neturime ir turėsime tikėtina gruodį. Bet tokį dalyką, kaip jūs keliate, tai mes irgi turime nuorodą iš mūsų puslapio. Dar matau porą klausimų dėl virdulio ir kavos prieimo, nes tikrai dabar dažnam viešbutyje stovi kavos aparatas arba virdulys ir kavos pasiūlymas. Tai nėra privalomas, taip, tai nėra privalomas kriterijus, duoda papildomų balų, bet papildomų balų gaunama tik tada, jeigu prie virdulio yra papildomų kažkokių kava, arbata, cukrus, nes jeigu stovi tik virdulys, tai papildomų balų negaunama. Taip, matau, yra virdulys arbatai kavai, kartu su priedais kambaryje 3 balai, o kavos aparatas su priedais kambaryje yra 5 balai. Dvikalbis tinklas, tai ten turbūt yra turime minėję ne tinklas, o tinklapis, ar ne? Kalbis nuosavas tinklapis, kuriame atnaujinama informacija, įskaitant informaciją apie lovų dydžius, pateikiamas realistiškos nuotraukos, yra nurodyta viešbučio vieta, informacija apie jos pasiekiamumą viešuoju transportu. Ir kad gali būti automatinis vertimas, tai yra funkcija svetainėje, kad automatiškai išverstų, tarkim, ar į anglų kalbą, ar į kažkokią, galbūt bet kokią pasirenkamą kalbą. Nuotraukose turi būti matomas bent išorinis vaizdas, viešos erdvės, zonos ir kambarių atvaizdavimą. Tai tikiuosi Danguolės klausimą atsakiau. Nebeprivalomi tušinukai bei užrašų knygutės, tai nuo naujųjų metų galima nebedėti į kambarius 4 žvaigždutėm. Jie valinksi, taip nebegalima dėti. Nebent vėlgi jūsų klientai yra verslo klientai, kurie visada prašo, bet vėlgi galite arba papildomam taškam pasidėti, kad gautumėt, arba turėti jos registratūroje ir jeigu paprašytų,
Nes turbūt jūs susidurėte dažniau, negu aš galiu kažką įsivaizduoti, ko svečias jūsų gali paprašyti. Bet tikėtina, kad svečiam kyla labai įvairių klausimų ir pageidavimų ir jie gali paprašyti tiek bloknoto, tiek lygintuvo, tiek galbūt dar kažkokio kito prietaiso daikto. Tai atsižvelgdamas į tai, kad tikrai užtęsėme jūsų brangų laiką, bet manau, kad diskusija buvo naudinga. Galbūt tikrai nėra būtinybės visiems visų klausimų ir atsakymų girdėti, tai jeigu turėtumėte ateityje kažkokių pasiteiravimų, kiltų klausimų ir tikriausiai, kad bendraujant su FTATu dėl jau vykdomo klasifikavimo, su jais tiesiog nuolatos palaikote ryšį, tai drąsiai skambinkite, rašykite elektroniniu paštu savo klausimus. Ir pasistengsim viską atsakyti, galbūt kažko dar mes nepamatėme ir likęs kažkoksai neaiškumas, netikslumas, tai tą visada galėsime ištaisyti. Tai manau tiek, nebent dar iš kolegų kažkokių turėtumėt papildymą pataisimą. Nieko nebeturite. Gerai, aš irgi dar į pokalbio langą įdėsiu savo elektroninio pašto adresą, jeigu kažkam reikės ministerijos atstovų. O įrašą, tikiuosi, greitų metu rasite Ekonomikos inovacijų ministerijos YouTube paskyroje. Kažkokia forma, kažkur gal ar FTATas galės įsidėti nuorodą galbūt į šitą įrašą prie savo apgyvenimo paslaugų. Ir mes ministerijoje tada aš irgi įdėsiu prie, turbūt ne teisės aktų, bet prie ministerijos turizmo skiltyje taip pat galėsite ten susipažinti. Tai labai dėkoju už jūsų laiką, už jūsų klausimus, įdomią diskusiją ir linkiu gražios likusios dienos. Ačiū. Ačiū, viso gero.